Sveiki visi, su jumis aš Žariuks ir aš jums parodysiu, kaip nusistatyti normaliai Bandicam options. Ką, nueinate į video, nustatote šitos du taip, galit mouse controls, va tada jums rodys va šitą, aš tiesiog jį nerodo, nes ką, matote, rodo jums garsas. Matote, yra pirmas filmuoti garsą. Tai pasižymėkit, kad jį rodytų. Varnelė. Iššaudyti audio garsus filmuodamas kažkokį. Taip. Tada matote, čia yra pagrindinė garso korta. Tada nuveikite čia. Ir tada šitą. Paspauskit patį paskutinį ir galite nustatyti lyg 100. Ir čia tas pat, bet lyg 100. Būtų viskas ir nustatytas irgi tokį. Čia galite šitus irgi jungti, ne, niekada tokio nebus. Gerai, tada einame šitą paspaudame ir matote čia to video. Šitą galite irgi paspausti. Ir čia šitą būtinai. O toliau čia nieko gero. Čia šiaip nieko tokio. Va, nustatymai filmavimo, matote čia, gubunėje viskas puikiai. For game mode, matote šitą, nustatykite varnelę jums ir nustatykite gerai. For šitą irgi nustatyti varnelę ir nustatyta tai gerai. Ką, spaudžiate tada gerai. Ir tada jums išmeta tokį nesąmonę, čia nežinau, galite statyti video, pasižiūrėti, gal jums patiks. Tai ką, mes su linką, kaip viską čia tvarkyti, atsiųsti šitą programą neturite. Kas nori greit pradėti filmuoti, paspauskite šitą. Tiesiog jis išmes tokį langelį aplinkui, nereikės tai spausti ten. Jo, čia galite, šiaip daugiau kaip ir nieko nėra, ką parodyti, ką nustatyti. Na ką, laikinkit, subscribinkit ir viso gero.